Kas yra jums tas itališkas gyvenimas, Dolce Vita, Bella Italija, itališkas vaibas, kas yra? Kai darbas yra ne gyvenimo centras, kai tu gyveni laisvai, daugiau valgai, bendrauji, geras oras, tu dirbi dėl gyvenimo. Va čia man yra toks vaibas. Ir dar jų poilsis, jų mokėjimas nieko neveikti, dolce far niente. Taip, dolce far niente, jų posakis, tai mokėjimas nieko neveikti, bet be širdies graužaties, be jokio sąžinės skausmo. Tai žinokit, nuostabu ir šitą pajutau pačioj pradžioj. Man buvo labai keista, kai mėgaujasi saulėlydžiais, kai mėgaujasi saulėtekiais, ypatingai saulėtekiais, kai tau kas kelias minutės keičiasi kalnų vaizdas. Ir tau praeina valanda, 2 ir tu niekur neskubi ir tau visiškai sąžinės negriaužia, kas Lietuvoje tai būtų turbūt neįmanoma. Tai va šitas tikrai mėgautis gyvenimu, tai yra pas juos, jie tikrai šitą moka ir mums tikrai reiktų išmokti.